Labą vakarą, čia Alytaus miesto stadione netrukus mes stebėsime, kaip atkeltose 30-ojo lygos turo rungtynėse susitiks šeimininkai Alytaus Dainavos komandos futbolininkai bei Gargždų Bangos komanda. Skirkanašvėlė. Čergišvėlės. Pats ryžtasi smūgiuoti iš toli. Mikas Kuras keščia rankomis, būtų kai laimėjo Dainava 3-0. Du įvačius buvo įmušęs būtent Strauka. Čia šansas Bangai, smūgis ir puikiai reaguoja dabar Donatas Mikučionis. Nerungtyniauja ten, pasikeitė kraštais, kurio pradėjo kairyje, Skirkanašvėlis žaidė dešinėje, paskui viskas pasikeitė. Čia štai taip, vos neįsimuša į savo vartus dabar Alytaus komanda. Viskas gerai, kas gerai baigėsi, čia jau puikus momentas. Ataka tęsiasi, smūgis ir truputėlį šalia virpsto. Čia štai taip įžaistas standartas smūgis ir sudrebinamas skersinis, labai gražiai dabar atliekami namų darbai. Nemažai erdvės. Smūgis, Mikučionis prieš save ir pakelta nuošalės vėliavėlė. Ne, tai reiškia, jog įvartis nėra, man pateikė apeliacijas. Kitas įdomus dalykas. Čia štai toks šūvis ir 1-0. Galva tiksliai ir rezultatas tampa 1-0 51-ąją šių rungtynių minutę. Aišku, kasgi kitas, jei ne Aurelijus Staponka. Galva tik atsirado proga. Smūgiuoja stipriai. Perdavimų žaidžiant galvą. Gudauskas. Gerą perdavimą šis žaidėjas turi iš krašto. Į baudos aikštelę. Puikiai proga. Ir čia vėl pakelta nuošalės vėliavėlė ir vėl įvartis nėra įskaitomas. Iškai gauna kamuolį atgal, dešinė yra Balčiūnas. Jam metamas kamuolys, šansas Alytaus Dainavai. Balčiūnas. 1-1, jo perdavimas link Vitukino. Vitukino perdavimas Balčiūnas, 1 prieš vartus ir kokia puikiai proga. 2 prieš 2, netgi 2 prieš 3. Staponka. Jo perdavimas. Ir baudos aikštelėje jau karaliauja Donatas Mikučionis. Geras šansas Gargždų Bangai, teisingai žaidžia ir dabar jau Deividas Pudeikis pradeda savo komandos ataką. Perdavimas į dešinį kraštą, Renaldas Stankevičius skuba į baudos aikštelę. Aštrus perdavimas arčiau vartų, tačiau ten Vitalijus Mindas žaidė patikimai ir štai viskas būna geros progos, bet viskas įgyvendinama ne itin sėkmingai čia. Stankevičius, ataka tęsiasi G1, vėl Renaldas. 1 prieš 1, pats pabando, smūgiuoja, pataiko į vartų plotą, tačiau tai yra Vitalijus Mindas, bet kuriuo atveju pražangos nefiksuoja, G1 piktas. Skirkanašvėlis, jo perdavimas į baudos aikštelę, Staponka galva ir nepavyksta pataikyti į vartų plotą 100%. Ir teisėjas fiksuoja rungtynių pabaigą. 1-0, Aurelijus Staponka įmušė vienintelį įvartį, Banga iškovoja 3 taškus prieš Alytaus Dainavą, o šios rungtynės jums padės stebėti aš Futbolo TV komentatorius Paulius Jakelis. Atsisveikinu, iki ir gero vakaro.